Į Limos ligoninę ketvirtadienį apžiūrai buvo atgabenta mergaitė su 3 kojomis, gimusi prieš 8 dienas. Esmidija Rojas Fonseca gimė su 3 koja, kuri pasak gydytojų yra neišsivyščiusio Siamo dvynio liekana. Taip, tai buvo Siamo dvynės, tačiau antrosios dvynės likusi tik viena dalis. Kitaip tariant, yra mergaitė ir tik viena kitos mergaitės dalis dubens, išoriniai lytiniai organai ir viena galūnė. Mergaitė ir specialistai, kad išsiaiškintų, ar svetimi organai nekelia pavojaus jos vidaus organams. Ja turėtų ištirti specialistai, genetikai, gastroenterologai, ortopedai, chirurgai. Šių specialistų mūsų ligoninėje nėra. Jis pasakė, kad ištyrus mergaitę bus sudarytas jos gydymo planas. Mažylė gimė kuklių ūkininkų šiaurės vakarų Kajamarka regiono šeimoje. Į sostinės ligoninę ją lydėjo tėvas, kuris pasakė, kad jo žmona dar neatsigavo po gimdymo ir negali keliauti. Mergaitės gydymą finansuoja šalies nacionalinis sveikatos draudimas.